Kaip sveikai išreikšti pyktį kolegoms, kurie apkrovė? Taip, kolegoms tikrai yra ką pasakyti. Ir tiem kolegom, kurie viršininkai ir nesužiūrėjo ir užkrovė be galo daug. Ir tie kolegos, kurie, nežinau, kažkokiu būdu jums savo darbus perstumė arba nepadarė ir už juos reikia daryti. Taigi, manau, kad pykčio reiškimas čia labai svarbu, kad tas pyktis būtų kuo mažiau panašus į irzlumą. Jeigu jūs irzliu balsu pasakysite ar pasyviai agresyviai, ką tipiškai žmonės ir daro darbuose. Kolegos jausis nemaloniai, viena vertus, kita vertus kolegos pyks. O kodėl čia tu toks piktas ir negatyvus? Bet jeigu jūs ramiai, tvirtai pasakysit, kad žiūrėk, dabar aš turiu daryti štai tuos darbus. Jų yra gerokai per daug. Aš esu labai pavargusi. Man labai sunku ir aš tiesiog noriu tai pasakyti, kad matomai kažkas organizavime darbų buvo ne taip ir dabar aš dėl to kenčiu. Tiesiog noriu pasidalinti tuo, kad aš kenčiu, kad manęs tikrai ta situacija nedžiugina ir kad aš labai norėčiau, kad tai būtų pamoka, kad kitą kartą daugiau nesikartotų. Ir čia labai svarbu sakyti labai stipriai ir tvirtai, kad, nes jeigu jūs sakysit nervingai, tai žmonės jaus, kad jūs silpnas, iš pusiausvyros išėjęs. O jeigu jūs taip nubrėžėt ribą, žmonės labai pajunta, kad kai kurių dalykų vieną kartą pasakėt ir dabar laikas išgirsti. Kad antro karto jūs nekartuosit, nežinau, ką jūs darysite, imsitės kažkokių priemonių, labai nusivilsite, atšalsite visiems laikam ar ieškosite kito darbo, bet esmė yra ta, kad jūs tai sakote labai, labai ryžtingai.